Sveiki, eilinį kartą, su jumis čia Sanė Banginės. Jau čia Dyv. Sveiki ir nesveiki. Čia DJ Sviks. Negalėkite sveikatos, pasiruoškit piniginės, į Vilnių atvažiuoja Lords of the Underground, būkit pasiruošę, to step out of fucking bounds. Viskas paprasta, 16 spalio, čifrokeriai lofte jūs išrinksit detalės. Joje prie baro susitiksime, imdami po mažą, šito mano pitagas, pasiliai gražą. Priminimas, perspėjimas, įžvalga yra ta, kad visi, kas sakė, kad tai yra repo fosilijos, tai galiu absoliučiai paneigti šitą mitą. Iš visų senosios mokyklos hip-hop atstovų tai yra vieni stipriausių atlikėjų, kurie labai aktyviai reiškėsi ant scenos ir pats prieš 3 metus juos mačiau Vokietijos Plešo festivalyje, tai ką jie daro iki šiol yra tikrai stiprus hip-hopo užtaisas. Funky Child, What's Going On ir kiti gabalai, kurie tokie yra turintis daug energijos, bangeriai. Būtent tas grupės skambesys, dviejų energingų MC repavimas, jazz funk muzikinis pateikimas, man buvo savotiška muzikinė mokykla. Nepamatyti jų būtų nuodėmė. Aš tenai būsiu pirmoje eilėje ir tikrai žiūrėsiu, kaip jie visą tai atlieka. Pats iš didžėjo perspektyvos turiu tikrai daug gerų žodžių Lords of the Underground grupės didžėjai Lord Jazz ir tai, ką jisai daro už pulto, vis dar yra kieta. Skanaus. Lords of the Underground. Lords of the Underground. Spalio 16 loftas. Peace.